tiek kitur. Tai va, sveiki. Svečiuose šiandieną, kaip ir sakiau, yra pas mane Marius. Mariau, šiek tiek noriu, kad papasakotum apie save, nes ir man įdomu daugiau sužinoti. Labas vakaras dar kartą visiems. Tai jeigu trumpai, tai būtų mano kelionė į saviugdą, į santykius prasidėjo gal 2018 metais, kai dar buvau vedęs, turėjau šeimą, turėjom savo veiklą ir tuo metu pradėjau dalyvauti vyrų bendruomenės susitikimuose, blaivų susitikimai, kur vyrai daro kvėpavimo praktikas, šeštadieniais bėgdavom palei jūrą ir šokdavom į jūrą, tai būdavo ir žiemą, ir vasarą. Ir tuomet 20 metų sausį vasarį pas mane įvyko skyrybos, po 14 metų kartu, tuo metu man buvo 32 metai ir atrodė, kad pasaulis subirėjo. Pradėjus lankytis pas psichologus, buvo labai greitai pasakyta, kad mažiausiai nuo metų iki 3 metų verksiu. Ir būnant 32 metų, kai tokią diagnozę išgirdau, supratau, kad aš ieškosiu kito varianto, nes man 3 metus verkti pasirodo, man atrodė, kad yra geresnis kelias negu tai. Ir tai prasidėjo mano gilesnė kelionė į save, nes 2019 metais jau su draugais, su broliais iš bendruomenės drąsiai dalindavausi teoriniam žiniom, kurias teko sukaupti tam, kad gal juos užvesti santykiuose ant kelių. Ir tada supratau, kad 20 metais tos teorinės žinios, kurias sukaupiau, atėjo laikas jas panaudoti, nes yra labai lengva perskaityti knygas ir tada mokinti žmonės, kaip jie turėtų gyventi. Tai supratau, kad gavau dovaną iš visatos, kad, tai dabar jeigu toks kietas, tai dabar pat ir padaryk, kaip kitiems pasakoji. Tai mano, sakykime, tas pokytis įvyko dėl to, kad įvykus skyryboms vienas iš pagrindinių dalykų, ką nusprendžiau, tai yra dirbsiu su savim tol, kol į savo buvusią žmoną galėsiu žiūrėti su tokia pačia meilė ir pagarba, kaip iki skyrybų, nes tiesiog negalėjau įsivaizduoti, kad aš nubrauksiu savo pusę gyvenimo kaip neteisingo. Tai prasidėjo kelionė į save, tam tikros praktikos, knygų skaitimai, seminarai, meditacijos. Ir kai teko tą kelionę pačiam praeiti, aš pamačiau, kiek žmonių tame kankinasi. Aš dabar galiu į savo skyrybas žiūrėti kaip į dovaną, kaip į kažką nuostabaus, kas man įvyko, dėl ko mano santykis su mano buvusiu yra puikus, mano santykis su mano dukra yra puikus ir aš pastoviai dėl to dirbu. Tai kai pradėjau bendrauti po visų šitų praktikų, ką pats perėjau su žmonėm, uždavinėti jiems klausimus ir matau, kad jiems užsidega lemputės galvoje, nusprendžiau, kad tai yra ta tema, kurioje norėčiau padaryti didesnį pokytį, negu dariau iki tol. Taip. Ir labai teisingai Marius pabrėžė, aš tikiuosi, kad merginos išgirsite tą dalyką, kad vien kaupti iš tikrųjų neužtenka. Mes labai lengvai galime kitam patarti, ar ne, kitam duoti tą patarimą, kaip padaryti, bet iš tikrųjų tai mums reikia patiems savo gyvenimą jau gerinti. Reikia mums naudoti tai, ką mes žinome. Aš todėl moterims irgi visos, kurios mane sekate, aš jums dažnai kartoju, nekaupkite, tegul šitą informaciją nebūna padėta į lentyną, ar ne, kad aš užsirašiau, aš dabar žinau, užverčiau sąsiuvinuką ir padėjau. Naudokime, nes tik taip pakeisime savo gyvenimą. Ir mes turime keisti savo gyvenimą, jei norime kažko. Iš tikrųjų, aukotis dėl kažko kito tikrai neverta, nes aš visada juk irgi sakau, dienos pabaigoje, kai bus paskutinė mūsų diena čia, tai tu galvosi, ką aš nuveikiau, ką aš padariau, ką aš pasiekiau, ką aš turiu, ar aš gyvenau pilnavertį gyvenimą. Todėl gyvenkime dabar, gyvenkime tikrai dabar. Taigi, aš manau, kad jau dauguma merginų atėjote, net iš tikrųjų nežinau, kiek čia esate, nerodo, 23 netgi esate, ar ne? Tvarkoj, tad pradėkime apie tuos santykius, kaip Marius ir papasakojo, turi daug patirties, ar ne, ir skaudžios, ir paskui, aš tikiu, viskas perėjo į malonumą, į džiaugsmą, viskas rutuliojasi. Ir dar vieną dalyką noriu pabrėžti, kurios einate per kažkokias tai papurtimus gyvenimo, ar ne, nemalonumai kažkokie, ir kažką reikia paleisti, tai žinokit, tas toksai
sustojimas, sustabdymas ir atėmimas atrodo, ar ne? Bet čia iš tikrųjų yra Dievo apsauga kartais. Mus apsaugo nuo kažko kitaip arba paruošia kažkam kitam. Galų gale jūs pasieksite tai, kur jūs veda. Dabar apie tuos santykius. Aš iš tikrųjų šiek tiek šiandieną ir paguglinėjau, pasižiūrėti, kas tas santykis yra teoriškai, ar ne, ką ten rašo. Ir jie apibūdina taip, kad tai yra tam tikras daiktų ar reiškinių egzistuojantis ryšys. Santykis yra būtinas visų reiškinių sąryšio momentas. O dabar, ar ne, ta mūsų tema šiandienos santykių su savimi. Tai kaip čia dabar? Aš esu viena, tai su kuo tas sąryšis turi būti? Su kuo dabar man rištis? Mariau, kaip tu paaiškintum šitą dalyką? Kodėl reikia to santykio su savimi? Kas tas aš? Su kuo man tą santykį reikia tvarkyti? Labai gerai išsukai klausimą, Giedrė. Žinok, net nebuvau taip pagalvojęs, kaip tu dabar pasukai šitų kampų. Tai aš gal truputį plačiau pasitengsiu paimti, kad atsakyti į tavo klausimą. Tai aš žiūriu į pasaulį kaip į savo atspindį. Ta prasme, kad kiekvienas dalykas, kiekvienas daiktas, kiekvienas augalas, kiekvienas žmogus, kurį aš sutinku, man kažką parodo apie save ir tai yra mano projekcija šitos realybės. Jeigu aš ant kažko pykstu, vadinasi, aš pykstu ant savęs, nes yra kažkur savyje nesusikalbėjimas. Ta prasme, man teko šiais metais dalyvauti vipašanos meditacijų, kur 10 dienų buvo tyla ir meditacija, kur kai sėdi žmogus kambaryje ir tiesiog kvėpuoji ir tu suvoki, kad kyla tau pyktis, kur nebuvo šansų, kad tau kažkas tą pyktį iškeltų, tada yra labai lengva pagauti, kad pyktis, kuris kyla manyje ar ant kito žmogaus, tai buvo kažkas, ką aš pasąmonėje pats savo išsiprojektavau, dėl to, kad aš norėjau išsikelti tą jausmą. Ir tas žmogus yra tiesiog tik Dievo įrankis tam, kad patenkintų mano užgaidą. Tai atsakant į kas tas aš, tai aš esu tas, kuris projektuoja savo gyvenimą ir priklausomai nuo to, kokį santykį su savimi turiu, tokioje projekcijoje ir gyvenu. Toks projektas ir bus. Tai kai ateina pas mane klientės su šitą užklausą dėl santykių, tai iš karto klausimas gerai, o kur tu tai pats savo darai, kur tu taip išmokai daryti, nes labai yra lengva apkaltinti kitus arba į santykių konsultacijas, kai ateina žmonės apkaltinti, sakykime, nori, kad partneris pasikeistų, kad jam pasidarytų patogų santykius. Tai toks, atsiprašau, taip neveikia. Su manim taip neveikia, nežinau, aš tokių profesionalų, kurie galėtų pakeisti kitą žmogų, tai taip ne. Taip, dabar aš pabrėšiu irgi patvirtinu, man dėl to mūsų su Mariu energijos labai, labai sutampa. Mes tik kelias žinutės iš tikrųjų persimetėm, ar ne, pasidalinom. Taip. Ir aš jaučiu, kad mūsų mintis labai rezonuoja, mes taip pat mąstom. Nes taip ir yra, kad ką mes gauname iš aplinkos yra mūsų atspindys. Ir jeigu pas tave atėjo naujas asmuo, mes taip galim patikrinti save. Jeigu pas tave į gyvenimą atėjo kažkoks asmuo ir tu kažko nepatenkintas apie jį, tai pažiūrėk, kur tu irgi taip elgiesi, kur tu tą nešiojasi. Nes mes pritraukėme jau čia pas mane, kaip Dievą myliu, visos, kas sekate, žinote, mes pritraukėme tai, kas mes esame, kokią energiją skleidžiame. Tai jeigu tu pritraukiai tą žmogų į savo gyvenimą, vadinasi, pas tave tai kažkas yra. Taip, ką mes turime aplinkui, tai yra dalelė mūsų. Mano klientai, kurie pas mane ateina, ar ne, lygiai taip pat aš matau, kurioje vietoje aš irgi tą turiu, tas irgi pas mane kažkas yra, mano klientai irgi yra mano atspindžiai, lygiai taip pat. Ir aš matau, kur aš dar pati turiu dirbti ties kažkuo. Ir dabar dėl to labai gerai pereisim šiek tiek, ar ne, kad, kaip svarbu tas yra santykis su savimi, ar ne, nes iš tikrųjų, kokį tu santykį laikai su savimi, tas tave ir apsupa aplinkoje. Taip. Ir kai mes norime, ar ne, mano trečiasis buvo, kaip tai padės bendrauti su kitais, ar ne, klausimas už užsirašius irgi, kurį panagrinėsime. Tai jeigu mes gerinam ir ugdom
tiesiog vat, gražinam tą santykį vidinį su savimi, kaip tai padės aplinkai. Tai vat, kaip ir Marius sako, ateina poros ir nori pakeisti kitą. Bet tas negerai, jisai kojinių neplauna ar ne moteris, jis puodelio neišplauna, jis manęs neišklauso, jisai taip ir taip. Palauk, sustok ir, o ar tu išklausai savo vyrą, ar tu tik reikalauji, kad vat, aš esu čia namų šeimininkė, jis turi aplink mane šokinėti. Vyrai lygiai taip pat dėmesio irgi nori. Tai vat, su savo partneriu, kas esate šeimoje, pažiūrėkite, kas jums nepatinka ar ne pas savo partnerį, partnerę, tai pažiūrėkite, o ar aš tai duodu savo kitai pusiai. Ar ne? Tai vat, kaip tai padės bendrauti su kitais, Mariau? Gal gali irgi praplėsti tą, Taip, ugdant tai savo santykių su savimi? Tai vat labai yra paprastas dalykas, jis toks paprastas, kad jis tampa nepaprastu dėl to, kad žmonės kažkurio momentu gyvenime jį pameta. Ta prasme, rūpestis ir meilė savo, santykis su savimi yra apie tai, kad tu kitus gali mylėti tik tiek, kiek myli save. Ta prasme, aš dažniausiai imu banko sąskaitos pavyzdį. Ta prasme, tu negali paaukoti, tu negali dalintis, jeigu nėra pas tave banko sąskaitoj pinigų. Lygiai taip pat mes turime emocinę banko sąskaitą, kurią mes išmokstam dažniausiai, tarsi vaikystėje, jeigu matėm, sakykime, nepilnaverčius, nesveikus tėvų santykius, mes ieškom kito žmogaus, kuris mums atspindėtų meilę, rūpestį, švelnumą. Arba eidami per gyvenimą mes išmokstame meilę savo ir santykio su savimi, mes patys išmokstam papildyti savo resursus. Ir tai nereiškia, kad mums nebereikia kito žmogaus, tiesiog reiškia, kad mes į santykį ateisim dalintis iš gausos ir nesusikurs kopriklausomybė nuo to žmogaus, o kopriklausomybė yra lygiai tokia pati priklausomybė kaip alkoholiui ir cigaretėm, nes mums reikia kito žmogaus, nes mes patys savęs neprisipildom. Mes tada įsikabinam į kitą žmogų nagais, ragais ir Taip. kitom galūnėm, tam, kad mes jaustumėmės mylimi. Pertrauksiu, Mariau, noriu pabrėžti vieną dalyką, kad ta priklausomybė kitam žmogui Amerikoje jau yra pripažinta kaip liga, ją gydo ligoninėse netgi. Pas mus dar nėra, ar ne Europoje, bet Amerikoje jau yra ir yra, aš žinau, bendruomenės, yra būriai, kur žmonės kaip alkoholizmą gydo, taip ir susibūrę gydo priklausomybę kitam žmogui. Lygiai taip pat yra jau pripažinta Amerikoje. Gerai, Mariau, tęsiam toliau. Atsiprašau. Tai čia labai gerai, kad papildytos, nes šito dalyko nežinau, tačiau aš puikiai suprantu tą jausmą, žinau, tarsi pats iš to atėjau, pats tai turėjau, pats tai perėjau ir, ta prasme, aš visiškai nesistebiu, kad tai pripažinta liga, nes tas chemikalų derinys, kuris susidaro alkoholiui, narkotikams, nesvarbu kam, tai yra lygiai tas pats, ką mes patiriam su kitu žmogum, nes mes taip patiriam meilę, mes taip jaučiamės dalimi kažko svarbesnio ir taip įgalinam, net neįgalinam save. Taip atiduodam savo galią ir savo akių žibėjimą kitam žmogui. Tai kai žmonės ateina į konsultacijas, tikslas yra jiems priminti, kodėl pas juos anksčiau akis žibėjo ir kaip iš naujo tas akis įžiebti naujoje kokybėje. Nes eidami per gyvenimą, nežinau, Giedrė gali papildyti, manau, apie tai, kad vis tiek mes pirmus santykius arba santykius į tol, kol pradedam dirbti su savim, mes modeliuojam pagal savo šeimos modelį. Tai jeigu esam pakankamai laimingi, kad šeimoje matėm sveiką santykį tarp tėčio ir mamos, tada mes galime turėti laimingus santykius ir pilnaverčius santykius. Jeigu mes tokio santykio nematėm, mes natūraliai turėsim lysti į save, turėsim dirbti su savimi tam, kad galėtume turėti sveiką santykį ir tokį santykį parodyti savo vaikams. Taip, nes vėlgi aš visiems kartoju, kad mes esame savo tėvų kūriniai, ar ne? Mes esame savo vaikystės sukurti, užprogramuoti. Ir jeigu mes matėm mūsų tėvus taip bendraujant, tai vat mes nešamės, bet yra vat dar dvi kryptis. Arba tu irgi taip elgiesi kaip tavo tėvai, arba tu kaip tik bėgi nuo to, kad na jau ne, aš taip nesielgsiu ir ieškai kitokio būdo, ar ne, vat, kad kitaip tau būtų. Bet mes esame užprogramuoti. Matau, Marius nori papildyti. Čia matai, vat, kad žmonės, tas bėgimas atrodo kiti, tipo, aš nekenčiu kaip jie darė, aš darysiu atvirkščiai.
Tai vat, kad nepaskestų šita, tiksliau nepasimestų, nes tik laiko klausimas, kad jeigu kažkokios dalies nekenti, tu ją 100% gausi, tai tiesiog arba gali dirbti su savim, arba kartosi tuos modelius. Tai vat aš taip išskirčiau. Arba dirbi su savo vidiniu pasauliu, arba kartoji tėvų Taip. modelį. Taip, Kitaip, nes iš nežinau, tikrųjų pakeisti programavimą, vat, pas mane irgi, ar ne, žino visi, kad vat, mano tėvas, kas mane seka, mano tėvas alkoholikas, ar ne, tai ir jisai muždavo mano mamą. Ir aš užprogramavau save, kad manęs vyras pirštų nepalies. Taip, ir aš pritraukiau, kuris yra geras, vienu žodžiu, bet alkoholis įtrauktas, ar ne? Sakau, mes bėgam, bet mes esame užprogramuoti ir mes tiesiog pritraukiame tai, kas pas mus yra įrašyta. Mes negalime to pakeisti, nebent dirbame su savimi. Dar vienas Taip. dalykas, irgi noriu tą pakartoti, kad labai daug žmonių, ypatingai pas mane daug merginų, ar ne, mes dirbame, turiu ir vaikinų, kur vieniši yra, ar ne, vieniši ir vat, ieško tos antros pusės. Ieško, nori pritraukti tos antros pusės, kol patys save gydo. Tai iš tikrųjų, ką aš paturiu, aš visą laiką sakau, palauk, neskubėk, susitvarkyk su savimi, nes tu pritrauksi, nes bandom užpildyti, mes bandom užpildyti, ar ne, savo spragas, bet mes pritraukiam tai, kas mes esam. Tai tu pritrauksi tokį patį su spragom. Ar tai tiesa? Taip, bet du momentai šičia. Tai pirmas dalykas, matai, yra sunku pamatuoti, kiek jau pradirbai su savim. Tai toks mano asmeniškai, jeigu įvyko skaudus išsiskyrimas, sakykime, skyrybos arba kažkoks toks trauminis įvykis, tada žmogus turi atsistatyti taip, kad jis jaustųsi pakankamas, kad jis jaustųsi laimingas. Ta prasme, kad jam viskas gerai būtų, kad jis būtų ramus savo gyvenime. Tada taip. Tačiau jeigu jau jis ramus, ta prasme, patenkintas ten, sakykime, savo atlyginimu, patenkintas tą meilę savo, moka savimi pasirūpinti, mano požiūriu, tu turi eiti į santykius, nes santykyje staigiai, visi šitie, kur tu, žinai, kol nesi santykyje, tai tarsi tu gali dirbti ir metus, ir pusę metų, tu gali ir 3 metus dirbti. Bet nebus taip, kad jau pasiekiai finišo liniją, dabar jau viskas, tu esi palaimintas, visi santykiai pas tave dabar bus laimingi. Santykiuose tai yra vis tiek gyvas organizmas, tarsi, manau, pritarsi, tai nėra taip, kad pasiekėm viršūnę ir jau dabar likusi gyvenimą gyvensim viršūnėje. Mes galim pasiekti viršūnę, bet ta viršūnė pastoviai kils, nes tai yra gyvas organizmas ir jeigu mes skirsime dėmesio savo energijos, tai turi kisti. Pritariu, taip. Nes čia nėra taip, kad aš jau viską praėjęs, viską išmokęs, ar ne, visada yra kur tobulėti, bet tik tais tiek, ką aš norėjau pasakyti, kad jeigu tu ieškai, kas tave užpildys, kas užpildys tavo spragas, tai ir vėl reikės daug įdirbio tuose santykiuose. Aš dar vieną momentą, iš tikrųjų, ką iš merginų, kas mane asmeniškai prajuokina, tai kai sėdėdavau tose programėlėse, Tinderis, Bumble, panašiai, vienas iš dalykų, ką merginos mėgsta užsirašyti, tai ieškau ilgalaikių santykių. Ir aš toks tiesiog, man loginė minčių seka, okei, o iš ko susideda ilgalaikiai santykiai? Giedrė, iš ko susideda ilgalaikiai santykiai? Supratimas, man visą laiką yra visų pirma išgirsti, ar ne, vienas kitą, suprasti ir padėti, papildyti. Taip, bet čia toks paprasčiau. Taip, tai čia tu jau ingredientus sakai, bet, pavyzdžiui, ilgalaikiai santykiai visų pirma, tai, kas tau yra? Man, pavyzdžiui, ilgalaikiai santykiai yra 10 metų. Man ilgalaikiai santykiai iki, sakykime, pensijos, iki jau tos. Ne, tai čia toks, taip, bet, ta prasme, žinai, kiekvienas pagal save turėjo. Tai aš irgi bet sakau, žinai, pas kažką ir 1,5 metų ilgalaikiai, jeigu tu prieš tai turėjai, žinai, tik mėnesio. Ir antras dalykas, ilgalaikiai santykiai prasideda nuo trumpalaikių santykių, tai reiškia, kad aš susitikau su mergina, sakykime, ir dabartiniai mano turimi santykiai, aš nemaniau, kad taip išauks, nemaniau, kad mes būsim 3 metus. Tiesiog mes kaip žmonės suartėjom per tą laiką taip, kad mes atradom vienas kitame, tokius reikalus, kur mes negalėjom įsivaizduoti, kad tai atrasim. Tačiau tai buvo pastovus darbas, jis tikrai nebuvo lengvas, su manim tikrai nėra paprasta ir tai išaugo į kažką nuostabaus verto turėti, kas turi prasmę daugiau negu, žinai, prasvaipinau ir turiu. Tai
nepasimauti ant to, aš noriu ilgalaikių santykių. Kas tau tie ilgalaikiai santykiai? Kiek tu linkus investuoti į trumpalaikį santykį, kad jis taptų ilgalaikių santykių. Tai va šičia toks pamastymui, kas tau yra visų pirma, nu, taip norėtųsi susitikti vieną kartą, taip įmanoma, tiesiog nusiteikit, kad dirbsi su savim tam, kad tas ilgalaikis būtų iki pensijos. Ir netgi tai negarantuoja, kad iki pensijos bus. Taip, taip. Ir iš tikrųjų, na, aš esu kartu su savo vyru, 22 metai, gal eina, Oho. nežinau, kažkas tokio. Tai irgi, ir iš tikrųjų, net nežinau, galiu pasakyti, gal jau tas supratimas, suvokimas vienas kito ateina gal po kokių 15 metų, galim taip sakyti, nes lyg tol tu vis dar tu šlifuojas, bet aš pripažįstu dar tą, kad aš apie saviugdą nieko nežinau, saviugda pas mane atsiradus yra tik prieš porą metų. O lyg tol aš nedirbau, aš gyvenau taip, kaip mane tėvai išmokė, ar ne? Tai buvo daug visko, buvo tikrai kokius 3 kartus sukirtom rankom, gerai neišeina, einam savais keliais ir paskui vėl kažką bendrą atradom ir einam, sugrįžom, ar ne? Bet tas santykis tarp vyro ir moters, iš tikrųjų, aš sakyčiau, ateina su laiku, kai tau nebereikia kažko bijoti, nebereikia slėpti viens nuo kito, tu gali drąsiai, tai tampa tikrai tavo antra pusė. Taip, tik dabar aš galiu pasakyti patį sudėtingiausią momentą tam, kad tai ateitų greičiau negu po 15 metų. Čia ir dabar kalbam apie pačius šlykščiausius dalykus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš vakare išėjau su draugais į miestą ir aš užkalbinau merginas ir aš su jom sėdėjau, bendravau, aš grįžęs taip ir pasakau, žiūrėk, buvo vakare, kalbėjau. Vadinasi, kažko trūksta santykyje. Jinai išėjo kažkaip apsirengus, neapsirengus, kažkas įvyko. Jinai ateina, turi kas įvyko, arba kas patinka, kas nepatinka, kas turi keistis iš jos pusės. Ir, paprastą dalyką iš savo gaunu žinučių ir tos žinutės aš jaučiu, kad iš merginų, bet tarsi ne iš savo panelės, bet taip iš merginų. Ir toks jaučiu, kad kažkas su tom žinutėm negerai, bet nedaina, kas su tom žinutėm negerai. Ir jaučiu, kad bijau tą žinutę parodyti. Ir aš suprantu, kad jeigu bijau, jau kažkas yra, aš kaip vyras negaliu to įvardinti arba, užspausti pirštų ant to. Tai aš toks iškart, žiūrėk, yra taip ir taip, kas čia vyksta, paaiškink, nes mano smegenys nesuveda galų. Taip iš pradžių buvo bangos, taip iš pradžių ten pavydas dar kažkas, tada nusiramino, suprato, dėl ko tai yra daroma ir tada man paaiškino, kad tai yra pažeistas emocinis intymumas. Oho, tiksliai, čia tas, aš jį visai pamiršęs buvau, nes mano realybėj iki tol, ta prasme, aš daug laisviau galėjau savo leisti elgtis ir tai buvo visiškai tiesiai ištransliuota, kaip aš noriu, kaip aš darau ir tas emocinis intymumas buvo toks, sakykime, gal padėtas į antrą planą, kur niekada negalvojau, kad savo norų galėsiu sakyti, dabar supratau, dabar dabrendau ir galiu tai padėti į šoną iš to, kad aš pribrendau. Tai toks natūraliai atkrenta. Čia, kaip bandyti mesti rūkyti dėl to, kad perskaičiau knygą arba dėl to, kad draugas pasakė. Tau, kai daknis, tu mesi. Tiesiog tai tau natūraliai ateina, nepriforsuosi. Ir iš tikrųjų, merginos, kaip matote, Marius žino tikrai, ką kalba ir jeigu jūs turite, aš pridėsiu prie šito įrašo, jis jau pas mane yra irgi Facebook'e drauguose, jeigu jūs norite tikrai gauti patarimų, kažkaip pagerinti, nes kaip ir Marius pats sakė, ar ne, po 14 metų subyrėjo santuoka, ar ne, tai gal jūs 7 metai, gal 8, gal 9, gal kažkiek, bet žiūrėkit, niekad nežinosi, kas bus, todėl nekaupkime ir nelaukime tos, ar ne, kad gal Marius tikrai gali padėti, kreipkitės, nes kaip jūs mėgstate mane, žinau, mėgsite ir Marių, nesakau, mūsų labai energijos, labai sutampa tikrai. Toliau. Dėkui, Giedrė, už tokius malonius žodžius. Eikime toliau prie to santykio su savimi, gerai, ką aš čia toliau turiu pasižymėjus. Gerai, tai kaipgi pagerinti tą santykį su savimi, ar ne? Nes mes jau supratom, kad dirbant su savimi, su visais santykis gerėja. Beje, aš ir kaip ir Mariui buvau minėjusi, kad santykis tai nebūtinai su
dviem gyvom būtybėm, ar ne, kad kalbančios būtybės santykis yra su darbu, santykis yra su pinigais, kuris irgi labai svarbu, bet tai irgi kinta tik, kai tu dirbi su savimi iš tikrųjų. Viskas kinta, Taip. kai tu dirbi su savimi. Nu tai kaip, Mariau, gerinti tą santykį su savimi? Ir tuo pačiu gal mes galėsim įjungti kažkokios, gal yra praktikos, ar ne, kažkokios, ką tu galėtum va taip lengvai pradžiai, sakykim, patarti. Aš patarsiu savo, ką aš matau, kaip gerinti, ar ne, bet iš tavęs norėčiau išgirsti dar. Tai aš šitą dalyką pradedu nuo to, kad yra 5 meilės kalbos, aš į jas nesileisiu giliau, tiesiog tai yra fizinis prisilietimas, dovanas, laikas kartu, kokybiškas laikas ir visada pamirštu vieną iš jų. Visą laiką, 4 prisimenu, 5 pamirštu. Esmė tame, kad yra 5 meilės kalbos, jeigu norit, pasižiūrėkit, kokios jos yra, arba tiesiog pastebėkit savo gyvenimą, kaip jūs suprantat meilę ir tai daryti savo dėl savęs. Paprasčiausi pavyzdžiai būtų, kai eini kavos atsigerti sau dėl savęs, neplanuodamas, kad reikia su kažkuom susitikti arba ten kažką padaryti. Ir čia labai aktualus vyrams, ta prasme, atkreipkite dėmesį, kaip vyrai geria kavą. Tai greičiausiai, o kavos ten, kas toliau. Ir toks kavos užpilimas, tai panašiai kaip į mašiną įpilti kuro. Įkvėp tos kavos, pajaus tą skonį kavos, koks aromatas, pajaus, kad tu sėdi, pajaus, kad kvėpuoji. Ir kai vyram pradedu šitą pasakoti, tai va viena irgi iš praktikų, tokių labai paprastų, ką savo galima daryti, tai pasidaryti ar vonioj, ar duše spa. Ta prasme, užsidegi žvakę, pasileidi muziką, glostai save, padėkoji, kad šitas kūnas tave nešioja, padėkoji, kad rodai, kad tu sveikas. Ir padėkoji, kad gali būti, kad gali savo galūnės judinti. Ta prasme, mes priprantam prie tokių paprastų dalykų, va, dėkingumas yra viena iš praktikų, nuo ko pradedu darbą taip pat su klientais. Mes įsivaizduojam, kad pirštai turi veikti taip, kaip veikia ir jie visada veiks. Ne, jie už 10 minučių gali daugiau nebeveikti niekada. Ir kai pradedi vertinti tokius dalykus, dabar, va, pavyzdžiui, juokingas buvo šios savaitės, toks juokingas, kas turi elektrą, tam nejuokingas, tiksliau, kas neturi elektros. Lietuvoje praužė ta audra ir dalis lietuvių neturi elektros. Ar kada padėkojot, kad turite elektrą? Nu, turbūt niekada, lygiai taip pat ir aš už tai nepadėkojau iki tol, kol supratau, kad ten turbūt 30% ar 20% Lietuvos sėdi be elektros, be šaldytuvo, be kompiuterio, be šviesos. Tai padėkokim už tokius dalykus, nes tai, ką mes dažnai priemam kaip garantuota, tai tikrai nėra garantuota. Niekas nėra mums garantuota gyvenime. 2 dalykai, kad gimėm ir kad mirsim. Visa kita yra tik tais interpretacijos reikalas. Taip, tikrai. Dabar aš antrinsiu irgi Mariaus žodžius apie dėkingumą. Vėl pas mane, kaip poteriai, jau visos irgi žino dėkoti ir dėkoti, dėkoti. Turiu irgi merginos, kas dar nesate sudalyvausios 21 dienos ar ne gausos iššūkis, kuriame dėkingumas yra numeris 1 ir aš tiesiog mokinu ten kaip, nes dėkingumas yra gausos dažnis. Visos pas mane irgi žino tą lentelę, ar ne, kur mūsų energija yra. Ir iš tikrųjų dėkingumas tai yra gausos vibracija iš tavęs, kai tu dėkoji, o ką tu vibruoji, tu tą pritrauki, ar ne, jau jūs irgi šitą žinot. Taigi, ir apie tą meilę savo, tai lygiai taip pat irgi išmokite mylėti savo kūną. Kūnas tai ne tu. Kūnas yra tai, kas tave nešioja. Bet, pavyzdžiui, šiandien irgi aš pasidariau savo tokį ritualą, ar ne, laisvą valandą pasilikau prieš čia ateinant su mums susitikti ir tikrai nuėjau po dušu, palindau ir kūną tiesiog, ir mane kūnas klauso, suprantat, kai jūs mylėsit savo kūną, jums kūnas duos tai, ką jūs norit. Pavyzdžiui, aš noriu šiek tiek, ar ne, numesti nuo pilvo kelis riebaliukus ir aš glostau tą pilvą, aš trinu su kremu, aš glostau, aš ačiū, aš dėkoju savo kūnui, kad jis manęs klauso, kad jisai toksai gražus yra. Čia mano kūnas, čia ne aš graži, čia mano kūnas gražus. Įeikit į tą, kad kūnas tai yra jums duota. Jūsų siela pasirenkat šitą kūną. Mylėkite tai, ką pasirinko siela. Tai va tas irgi, ar ne, meilė savo. Mes esam 3 viename. Protas, kuris galvoja, jūs dabar protu mane gaudote, ar ne, ką mudu su Mariu kalbame, yra mūsų siela ir yra kūnas. Tai va, mylėti, siela yra tobula. Mūsų protas
užkrėstas šiek tiek tos vaikystės ir aplinkos, kurioje augome, mes galime jį sutvarkyti. O kūnas jums atsakys tuo, kaip jūs į jį kreipiatės irgi. Taip kad Taip. ugdome ir protą, ar ne, laviname, kad aš esu nuostabi, aš viską galinti, tiesiog afirmacijos sau, pratimas, ar ne, kaip reikia pamilti save, afirmacijos sau, kad pamatykite save. Ir lygiai taip pat kūnas, tiesiog puoselėkite jį. Kūnas viską daro dėl tavęs, viską daro, atsikelia ryte, eina, veda tave, ar ne, nuveda ten, kur tu nori, apkabina. Ar jūs save apkabinat? Ar jūs savo kūną apkabinat? Bet pavyzdžiui, yra toks pratimas, aš nepamenu, ar kurį esate jau gavę, bet aš savo studentėms esu rodžiusi. Čia esi tu, ar ne? Dabar žiūrėk, pajusk savo rankas. Pabandykit, ar ne? Išsijungusios esat kameras, pajusk savo rankas ir tavo rankos apkabina kūną. Ar ne? Tavo rankos apkabina tavo kūną. Tu jauti, tavo rankos apkabino kažką, ar ne? Laiko kažką. O dabar pajus, kaip kažkas laiko tavo kūną. Kažkas apkabino tavo kūną. Tavo kūną kažkas apkabino ir myli. Ar ne? Tai jūs šitaip paprastai galite kiekvieną dieną pamylėti savo kūną. Apkabinkite jį. Nes mes su savo sensoriniais tais, ar ne, jutiminiais dalykais, mes galim taip savo padėti. Bet sakau, pajuskite, kad mano rankos gali kažką liesti ir lygiai taip pat kūnas gali pajausti, kaip aš myliu savo kūną, ar ne? Tai numeris 1 praktika, mylėkite save. Lygiai taip pat, kada leidote savo užsidegus žvakę, ar ne, ramiai atsipalaiduoti putų vonioje, ar ne, pasidaryti tą spa savo. Irgi meilė savo, įeikite į tą dieviškumą, į tą deivę, ar ne, kuri yra viduje. Galim kalbėti apie deivės, nes čia moteris pas mus atėjusios dabar yra, tai moteriškumą tą iškelti. Ir padėka savo. Kada dėkojat savo? Mes visada padėkojam kažkam kitam, kai duoda mum, ar ne? O, ačiū, tu man tą padarai. O kai tu dėl savęs, tu pavalgai, padėkok savo, kad aš pavalgiau, aš pamaitinau savo kūną, ar ne? Ir labai svarbu iš tikrųjų, ką kemšate į savo kūną. Ką jūs duodate į kūną, tą jūs išreikš laukan, ar ne? Galite tais McDonald'ais pasimėgauti, bet nepiknaudžiauti, taip sakant. Tikrai labai svarbu, ar ne? Gal tu, Mariau, kažką daugiau gali papildyti, kad mityba ir mūsų savijauta kaip yra susijusi? Aš galiu papildyti sakykime, dabar turėjau kaip tik klientę, su kuria dirbau ties santykiais, jos mityba pasikeitė susitvarkius santykiai, nes, tie reikaliukai, ta prasme, saldumynai, aš ir pats turėjau reikalų su saldumynais ir manau, ir dabar turiu, bet jie nėra jau tokie ryškus kaip anksčiau. Tačiau tai, ką mes valgom, tai mes valgom ne dėl to, kad mūsų kūnui to reikia dažniausiai, o dėl to, kad mes taip išmokstam valgyti ir yra tam tikros emocijos, nuo kurių bėgam. Tai labai puikus 2 dalykai, sakykime, iš savo patirties, ko galiu pasidalinti. Aš galvau, kad pas mane labai daug reikėdavo fizinio kontakto, tai prasme, sekso reikėdavo ir tuomet po pokalbio su savo broliu Karoliu Stasiūnu, jisai man sako, čia nebus pas tave bėgimas, priklausomybė. Aš toks tipo, kaip taip gali būti, iš pradžių nesąmonės, čia toks fainas, aš čia toks kietas. Ir tada pradėjau gaudyti, kad tai yra lygiai tas pats, kaip ko priklausomybė, tai lygiai taip pat yra kažkoks jausmas kaip trigeris tam, kad tai daryti. Ir kai tai būna iškelta to trigerio ir jam pasiduodama, tai kokybė visiškai yra kita. Ir kai pradėjau su tom dirbti, tada toks, tai man 3 savaitės užtruko, kol dašilo, ką pasakė, nes iš pradžių tai toks labai įsižeidęs norėjau pasijausti. Dabar, merginos, jeigu turite klausimėlių, mes jau 40 minutę įžengsime, jei turite klausimų, kokių, tai palikite, ar ne, parašykite šiek tiek. Nepastebėjau. Galvau 15 minučių kalbam. Tikrai, tai kaip mes čia įdomiai. Nes apie saldumynus, kad jau Marius užsiminė, irgi stebėkite save, stebėkite netgi žmonės aplinkoje, jeigu jūs žinote kažką, kas mėgsta saldumynus, saldumynų valgymas reiškia meilės savo trūkumas iš tikrųjų. Mes kemšame saldumynus tuomet, kai mums trūksta meilės.
Taip kad pažiūrėkite, ar jūs irgi priklausoma, tai vadinasi, šiek tiek pamylėkite labiau, ar ne, save. Ir su tuo maistu, ar ne, vat pavyzdžiui, man visai neseniai, aš irgi vieno mokytojo klausiausi ir jisai sako, aš kaip pavyzdžiui, aš pajaučiu, aš nenoriu pusryčių, aš ir nevalgau. Aš nenoriu tą dieną pietų, aš ir nevalgau. Ir man buvo toks, vau, galvoju, nu, čia visi pasakoja, ar ne, kad tu turi 5 tuos patiekalus per dieną, nes jeigu nori būti sveikas ir visa kita. Ir man irgi toks buvo kaip atradimas, nes aš ne visada irgi noriu valgyti, bet kaip Marius sakė, mes esame įpratę, ar ne, kad turi būti pusryčiai, pietus ir vakarienė. Ir Taip. rodos, aš einu ir darau, nors man ne visada norisi. Tai vienas dar papildyti noriu. Mhm. Yra labai svarbu, kiek dėmesio įdedam į maisto darymą. Tai va, ta prasme, pats McDonald's, kai McDonald's, jis pats iš savęs nėra nuodas, bet ten nėra jokio energijos įdėta, ten yra tiesiog mygtukų paspaudimai ir tai pereina. Man teko patirti, kur valgydavau maistą, kuris būdavo visą laiką rankom gaminamas, tarsi ten ingredientai parduotuviai labai kruopščiai atrinkti ir tuomet užtenka ten vieno sumuštinio, kuris atrodo ir siela atsigavo, ir visas atsimerkia, ir visą energizuoja. Ir tada pasiemi iš McDonald's ir toks ir vieno burgerio reikia, ir antro burgerio reikia, ir toks į skrandį įkrito, bet nėra to pilnumos nėra. Tai va, aš manau, kad čia va ir iš tikrųjų ne į temą, bet tuo pačiu ir į temą, tie va Michelino restoranai nuo paprastų, aš taip įsivaizduoju, kad tuom turėtų ir skirtis. Jeigu šefas tai gamina su tuom, kad jis kaifuoja, jis jaučia meilę, jis jaučia įkvėpimą, jis dalinasi tuo, kas teka per juo, bus vienas rezultatas ir kai šefas žino, kad jam reikia paspausti raudoną, žalią ir, žinai, padėti bandelę, bus kitoks rezultatas, netgi naudojant tuos pačius ingredientus. Taigi, vėlgi, viskas atsiremia, žiūrėkit, į energiją, netgi su maistu, ar ne, kad tikrai nebuvau apie tai pagalvojus, nes juk žmogus, žiūrėkit, juk kur yra ten tie visi rankų darbo, ar ne, duona, rankom iškepta, handmade, ar ne, čia vadinasi, tai viską, net ir dirbiniai, ar ne, rankų darbo, kurie padaryti ir vėl, jie atrodo, kitaip, tikrai atrodo, kitaip prisiliečia prie sielos, bet važiuokit, viskas yra energija, visur, ar ne, įdėta energijos yra. Taip. Tai va, merginos, nėra klausimų, tikrai visos esate labai labai fainiai su savimi susitvarkančios, nes iš tikrųjų santykis, vėl tada grįžkime prie to su savimi, jis yra super svarbu, numeris 1. Kaip tu mylėsi save, taip tu tikėsi savimi, ar ne, tuo pačiu ir pasitikėjimas auga ir tu gali daug daugiau nudirbti ir pritraukti. Ir noriu vis tiek parodyti vieną tokį dalyką, aš rodžiau, turim klausimą, aš rodžiau vienam irgi susitikime jau šitą dalyką, kad apie tas energijas aš noriu jums dar patvirtinti, parodyti, kad tai nėra prasimanimas tų visų mentorių ar dar kažką, kad tu duodi, tu gauni tą patį, ar ne, ką tu skleidi iš savęs, tu gausi tą patį, tai yra fizika. Tai yra fizika energetiškai. Ir šitie balansiniai kamuoliukai, aš jų ilgai norėjau ir jie pagaliau pas mane atėjo iš tikrųjų, aš neieškojau, jie atėjo pas mane. Tai va žiūrėkit, aš paleidžiu vieną kamuoliuką, vieną energiją. Viena grįžta atgal, ar ne? Aš paleidžiu 2 kamuoliukus. 2 grįžta atgal. Toliau paleidžiu 3 kamuoliukus. 3 grįžta atgal. Paleidžiu 4 kamuoliukus, 4 grįžta atgal. Suprantat, kad viskas, ką tu paleidi, tau grįžta atgal. Ir jeigu pas tave yra santykiai braškantis, tai žiūrėk, ką tu išleidi. Ką tu pati apie save galvoji, kaip tu save myli, ar ne? Meilę mes nemaišykime su egoistiškumu, ar ne? Tai va, kaip tu save myli, tu gausi taip pat tą meilę atgal. Jeigu tu save menkini ir pas tave pasitikėjimas yra labai žemas, ar ne, ir tu nuvertini labai save, tai lygiai taip pat, žiūrėk, ir vyrai tada yra tie valdingi ir lipa ant tų moterų, ar ne, kaip pas mane, aš mačiau šitą dalyką savo tėvuose, ar ne, augant. Tai va, labai yra svarbu mylėti save, labai. Ir tą santykį su savimi, aš esu aš, ar ne? Toliau žiūrime, čia Gabrielė, tai nesvarbu, kokia čia Gabrielė, nes čia labai Gabrielė pasidalino savo linkui, labai daug Gabrielių turim.
Kada jaučiuosi įskaudinta, aplamai užsidarau savyje ir analizuoju, ką pasakiau ar padariau negerai, prasideda tas toks nekalbadienis ir aplamai valgyti noro jokio nėra. Taip visada būna, kada pyktis kyla. Todėl daug dirbu su savimi, nes ne visada pavyksta, nors atrodo myliu save. Taigi, įskaudinta neužsidaro, nebekalba, nei nevalgo, bet dirba, sako, su savimi, bet ne visada pavyksta. Okay. Įdomu, koks tas darbas, ar ne? Visų pirma, būtų koks tas darbas, ar ne? Yra su savimi. Ir dabar visų pirma klausimas, kad kada jaučiuosi įskaudinta, kas tave skaudina? Kokia dalis tave skaudina, ar ne? Reikėtų suprasti. Kaip Marius sakė, ar ne? Buvo tos tylos stovykloje ir pats pradėjo pykti. Tai dabar, kuri dalis tavyje tave skaudina? Kurie žodžiai tau įstringa, trigerina tave? Ar ne taip, Mariau? Taip, tai aš dažniausiai stengiuosi, kad konkrečiau būtų, sakykime, įvardinti emociją, kas kyla. Pyktis, baimė, kaltė, gėda. Ir tada atsekti, kada pirmą kartą tai pajauti. Tai greičiausiai bus amžiuje nuo 0 iki 7. Kartais būna, kad žmonės, tas skausmas yra susisluoksniavęs, tai jie negali tiek prisiminti, tai sakykime, jie prisimins 15, 16, nesvarbu, į pirminį įvykį, kada tai pirmą kartą pajauti ir jį sutvarkius, tai keičiasi. Bet šičia dar yra svarbus momentas, kad kai mes pasijaučiam įskaudinti, mes ieškom, kas blogai su manim. Ir jeigu mes pastoviai klausim, kas blogai, mes įkrisim į tą tokį savigraužą, į tą tokią destrukciją ir iš ten išeit ir gali būti sunku, nes nėra su mums kažkas blogai. Tiesiog yra kažkokie kabliukai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet šiaip mes esam tobuli kiekviename duotajame momente. Tai neužsisukti į tą, kas blogai, kas dar blogiau. Ir ten bedugnė, ten pabaigos nėra. Ko ieškai, tą randi, aš visada sakau, kas ieško, tas randa. Ieškosi, kas blogai, rasi, kas blogai visada. Tai ieškoti reikia gėrio. Gėrio reikia ieškoti, kad rasti gėrį. Ir iš tikrųjų vėlgi antrinsiu, sakau, Marius, žinokit, kalba mano lūpomis. Merginos tikrai norite, jeigu santykiai... Ne, aš kalbu savo lūpomis. Mano mintimis. Nes emocijas mes gauname vaikystėje ir jos yra užspaustos. Tai vat ir sako, tada reikia surasti, kur pirmą kartą buvo ta emocija iškelta, apčiopta, ar ne, ir ten patvarkyti, pašalinti, kad jinai nebegulėtų mūsų emocijų centre, kad jau ją galėtume mes pašalinti. Visada tas ir yra kelionė į praeitį, į vaikystę. Sako, nereikia žiūrėti į praeitį, bet kad prasivalyti, reikia neignoruoti, bet suprasti, ar ne, iš kur visa tai ateina. Per supratimą viską galima pakeisti. Taip. Kitas, ką kūnas nori pasakyti, kai skauda galvą? Atrodo, kai susierzinu, ar kai vaikas kažką padaro, kas man nepatinka, kyla erzelis ir pradeda skaudėti galvą. Tai aš čia gal pasakysiu taip, kad aš nenorėčiau asmeniškai pradėti lysti labiau į medicininę šito pusę, tačiau yra knyga Jaučiu, kurią pasiėmė Giedrė. Taip, apie šitą ir norėjau sakyti, kurią reikėtų atsiversti, kai tokie dalykai vyksta. Taip, jau pas mane, jau panas žinot šitą irgi, kad bet kas, ar ne, bet koks skausmelis, negeras malonumas, spaudimas kūne, eini žiūri kažkiek. Net ir sloga, nėra, kad mes pasigaunam slogą, nėra. Tikrai. Kodėl, ar ne, sakykime, tam pačiam kambarį, bet vienas sloguoja, ar ne, 5 žmonės yra ir aš susirgau, kiti 4 ne. Nes vadinasi, aš prasileidžiu, o prasileidimas įvyksta, kai nėra harmonijos kūne, kažkas tai vyksta, kažkas vyksta va čia. Tai va, toliau. O aš, kai supykstu, atsiskiriu, nebesikalbu. Norisi apšaukti, bet nedrįstu ir apetitas pasidaro begalinis, toks emocinis valgymas. Tai tiesiog nebejaučia meilės ir tą meilę kompensuoja maistu. Taip. Tai vat norisi supykti, atšaukti ir vėl visada reikia ieškoti, tai vat kas tave supykdo. Aš žiūrėjau vieną tokį įrašą, irgi mes daug laiko neturim, nes aš
už 12 minučių irgi savo klasę pradedu. Žiūrėjau tokį vieną įrašą. Merginos irgi darė laivą ir viena prisijungė, va ten irgi kaip čia mes, ar ne, ir sako, bet 3 žmonės, 3 vyrai, sako, ten vienas darbuotojas, ten darbininkas, kitas ar vyras ir dar vaikas ir vienu žodžiu su visais šiandien susipykau, žinai. Tai vat ir vėl, kodėl tie vyrai trigerina, ar ne, ir vėl, nu vienu žodžiu, yra daug dalykų, kad reikia mums eiti į praeitį ir ieškoti, vat, kodėl trigerina, vat, tai irgi, kas tave visą laiką supykdo. Ar čia, kad vat, vyras, kaip jau siluetas vyriškas, ar ne, ir tu turi kažkokių skausmų apie vyrą iš praeities, ar vis dėlto kažkokie žodžiai, kažkas tai yra. O tas valgymas, tai taip, tai čia, kad mes užpildom tą trūkumą. Gerai, toks klausimas, dar vienas klausimas, toks klausimas. Ar geriau nutylėti, kada žmogus erzina, ar jo veiksmai, ar pokalbis, man čia uždengia, nematau, atvirai pasakyti, ką jauti. Va, pabėgo. Kada žmogus erzina, ar jo veiksmai, ar pokalbis, ar atvirai pasakyti, ką jauti. Tai vien žodžiu, ar nutylėti, ar atvirai pasakyti. Ką tu patartum? Tai čia 2 momentai. Tas atvirai pasakyti, tai nereiškia, kad reikia pradėti vemti. Nes tas atvirai pasakyti dažnai reiškia, kad, žinai, išpilsiu viską, kas pas mane susikaupia. Tai čia ne apie tai. Taip, kalbėtis visada yra geriau negu tylėti, nes jeigu yra, sakykime, pokalbis, ar tai bus su bendradarbiu, ar tai bus su vyru, ar su vadovu, kiekvieną kartą nutylėdami jūs praktikuojate nemeilę savo. Jūs rodote, tarsi tiesioginę to žodžio prasme, jūs neigiate save ir savo poreikius. Problema čia kyla apie tai, kad mes dažniausiai, kai susierzinam, mes nemokam įkvėpti, iškvėpti ir ramiai to pasakyti. Jau jeigu suerzino, tai mėtų užkart plytas arba peilius, nesvarbu, priklauso nuo to, kaip stipriai suerzino. Ir tada stebiuosi, kad griūna tai, ką stačiau tiek laiko. Tai ne. Taip pasakyti reikia, tačiau reikia išmokti įkvėpiau, iškvėpiau. Galima pasakyti stop, duokit man 5 minutės prasikvėpuoti arba duokit man šiek tiek laiko, aš tuoj išeisiu, sugrįšiu, tada pakalbėsim. Čia iš tikrųjų labai gera praktika poroms, prasme mokėti pasakyti stop. Man dabar yra per daug, jeigu mes tęsim čia dabar, gali baigtis blogai, duok man laiko, man reikia tiesiog pakvėpuoti, susidėlioti mintis ir aš būtinai grįšiu su tavim baigti pokalbį. Tai toks būtų įžvalga. Taip, jokių būdų netylėti. Tylėjimas yra, jūs kaupiate savo užspaustas emocijos, užspaudžiate emocijas, ar ne, jūs kaupiate emocijos, visos sukauptos emocijos galų gale virsta į ligas kūne. Todėl jokių būdų netylėti, bet neišreikti, ar ne, irgi, kad ir šaudote viens į kitą. Mes nesam gyvuliai, mes turime va tą dovaną kalbos, ar ne, todėl mes nereaguojame ir vėl ką aš mokinu, nereaguoti kaip gaidžiai, ar ne, viens prieš kitą, o apgalvotai atsakyti. Ir aš prieš porą dienų įmečiau irgi į savo grupę manifestavimo būdus, ar ne, kaip nusiraminti. Vienas iš jų kvėpavimas. Nusiramini, nes kai mes stresuojame, mūsų kūnas, mes pradedam ar ne greitai kvėpuoti ir kūnas to įgauna tą tokį signalą, kad kažkas vyksta. Ir dar labiau, ar ne, viskas tenai prasideda balaganas nervų sistemoje. O kai mes kvėpuojame ramiai, ir vėl signalas į mūsų nervų sistemą, viskas gerai, nurimk, ar ne, viskas tvarkoj, ir tada visas kūnas, ar ne, atsipalaiduoja. Taip. Dar vienas. Kaip atleisti sau už priimtus blogus sprendimus, aš už savo duotų pažadų sulaužymą. Kaip atleisti sau už duotų pažadų sulaužymą? Jo, kad savo pasižadi ir sulaužo ir blogus sprendimus priima. Tai jeigu va taip laiko, tai va paleidžia. Tai, jo, paleisti. Pažiūrėk, ir vėl tas pačias mintis. Nes, žinokit, taip, priimtas blogas sprendimas, pasižadėjai kažką ir nepadarei. Tu tą priimai sprendimą visai kitame sąmoningumo lygyje, visų pirma. Tu dabar supranti, tas sprendimas buvo blogas. Ta kartais tau atrodė geras, nes tavo sąmoningumo, suvokimo lygis buvo toks. Dabar tu jau matai, žiūri atgal, nes tu daugiau jau patyrus ir tau atrodo, ką aš čia padariau, ar ne? Ir dar vienas momentas apie tai, kad tai, ką tu priėmei, gali būti ne apie tave.
Ta prasme, jeigu sprendimas yra priimamas iš tavo vidaus, tu prie jo grįši ne vieną kartą, bet kokiom formom ir bet kokioj būsenoj. Nes jeigu tu priėmei sprendimą, gali būti, kad pažiūrėjai Reelsą, pažiūrėjai video, paklausai seminarą, perskaitai knygoj ir nusprendėjai, nes kažkas tai padarė ir dabar tu tai padarysi, nes nori būti tokia kieta kaip tas, kuris tai jau padarė. O po 2 savaičių supranti, kad nereikia tau būti tokiai kietai, nes tu ir tokia esi faina, tai tiesiog priimk save su visu savo fainumu ir būk unikali. Taip, ir dar žinokit, mes turime daryti klaidas, ar ne? Mes turime, kad ir savo kažką Mes turime mokintis. Taip, iš to mes mokinamės. Yra irgi toksai vienas istorija, ar ne, kad sūnus sutiko tėvą po kelių tenai metų, ar ne, ne apie kelių metų jau čia, ne. Vienu žodžiu, sūnus susitiko tėvą ir sako, kiek klaidų šiandien padarei, tėvas klausė sūnaus. Sūnus sako, nei vienos. Sako, sūnau, kodėl? Mes turime daryti klaidas, nes mes iš jų mokomės. Jei klaidos nepadarėm, nieko neišmokom. O klaidos mums padeda lipti į viršų. Taip, kad mes mokinamės ir augame tokiu būdu. Tai mielosios, aš šitą įrašą patalpinsiu į mano grupę, ar ne, manifestavimo ypatumai. Jei jūs turite dar kažkokių klausimų, galite tenai duoti komentarą, ar ne. Marius bus pridėtas, jis atsakys, jei norite privataus atsakymo, kreipkitės tiesiai į Marių. Ačiū visoms, kurios lankėtės ir ačiū Mariui. Marius iš tikrųjų atostogauja, jisai kažkur išvykęs yra ir jisai mums duoda visą valandą laiko. Todėl tikrai labai labai ačiū už buvimą kartu. Ir ką, ir gal dar kažką suorganizuosime kartu irgi mes su Marium. Būkit čia ir rytoj aš ateinu pas Milionierę irgi pabendrauti. Ir norėjau dar pakalbėti apie savo 3 mėnesių kursą, kurį aš jum rengiu, bet čia jau bus kita istorija, kitą kartą. Taigi, ačiū mielosios, ačiū Mariau. Dėkoju už dėmesį, dėkoju Giedriui už pokalbį, labai fainai pavaibinom, tikrai manau, kad kažkas bus toliau, žiūrėsim tai kokioj formai. Dėkui tau. Ačiū visiems. Iki.